sprogimas, žiūrint per langą, toj pusėj sprogimo banga ir liepsnos debesis toksai. Ir šokinėja kaip saliuto tokios linijos į dangų. Ir po to užsidegė ir pradėjo rūkti. Lėktuvas, matyt, turėjo nusileisti Vilniaus oro uoste ir keletą kilometrų iki oro uosto jis vis tik tai nukrito ir apie kelius šimtus metrų tiesiog čiuožė ir iš esmės jo nuolaužos kažkiek užkabino gyvenamą namą, kuriame buvo registruota asmenų. Tai degė iš esmės aplink namą ar iki namo esanti gyvenamoji infrastruktūra, šiek tiek namas yra apgadintas, bet mums sėkmingai pavyko evakuoti 12 berods asmenų iš gyvenamo namo. Šią minutę yra surasti visi 4, pirminiais duomenimis, įgulos nariai, deja vienam konstatuota mirtis. Tai tarnybos iš tikrųjų dirba. Pasakyti galiu taip, kad kol kas kažkokių ženklų, faktų, kad tai būtų sabotažas, teroristinis aktas tikrai nėra. Kaip iš kalbam, kažkokia išorinė įtaka lėktuvui, o tolimesnis tyrimas, kai pareigūnai pasikalbės ir jie jau išvykę į Santariškes, pasikalbės su išgyvenusiais įgulos nariais, bei aišku atsidarys visas juodasias dėžes, tada jau paaiškės, kas ten viduj vyko.